Čia gal smetona baigė, kas kaip žadėjai. Rūtė šeimininkė. Būtų buvusi teisinga, tai istorinė prezidentūra būtų ne Kaune, o Vilniuje. Ir duok die, kad daugiau Lietuvai niekada neprireiktų nei laikinosios sostinės, nei laikinosios prezidentūros. Ir ši vieta, regis, yra pati tinkamiausia, kurioje galėtų skleistis ir edukacinė, ir memorialinė dvasia, ir taip pat skatintų mūsų lietuviškai patriotizmą. Šioje salėje yra buvę visi Lietuvos Respublikos prezidentai. Šioje salėje yra ir mūsų dabartinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Ir jo žodžio mes šiandien ir norim klausyti. Prašom, prezidentas. Mėly kauniečiai ir šio ypatingo įvykio svečiai, užsienio valstybių ambasadoriai, Seimo nariai, Kauno miesto meras ir, sakant, tie, kuriems šitie rūmai yra tikrai be galo reikšmingi. Ir aš šiandieną galvoju, kad šiandien ne vien tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai yra didelis įvykis, kadangi šitie rūmai primena ir dvelkia praktiškai Lietuvos valstybės atkūrimo istoriją. Kiekvienas kambarys, kiekvienas daiktas, kuris, kaip matysime šiandieną, po ilgos pertraukos, 65 su viršų metų, iš įvairių vietų, Lietuvos krašto vietų, išsaugotų, grįžta atgal į šios rūmus. Ir mes esam šiandieną, sakant, liudininkai to viso, kadangi aš manau, kad Lietuvos valstybės istorinis laikotarpis, tiek jos kūrimosi metas, tiek ir tragedijos valandos kalba į mus iš šių, kaip sakant, kambarių, iš šių rūmų, bet tuo pačiu ir stiprina mumyse tą valstybingumo dvasią, nes istoriniai įvykiai tuo pačiu ir stiprina mus visus ir įpareigoja. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad nors ir perdodam oficialiai į Čiurlionės muziejaus administraciją ir globą, tačiau mes tuo pačiu ir įpareigojam mus pačius, kad tai netaptų vien muziejinės biurokratinis pastatas, bet jis kalbėtų. Šitie rūmai grįžta į šiandieną savo gyvenimu, būtent atverdama rūmus mūsų kultūriniams, mūsų didiesiems, kaip sakant, renginiams, lietuvių visuomeniai, o kas svarbiausia, kas mane be galo džiugina, kad jaunajai kartai atveriamos duris susipažinti tiesioginiai su valstybės kūrimo istorija. Šiandieną, aš manau, tai yra ypatingai svarbu, kad šitie rūmai pulsuotų mūsų valstybės atstatymo istoriniais įvykiais. Bet svarbiausiai, kad jie ir pulsuotų ateičiai, kalbėdami apie praeitį ir leisdami mums svajoti apie ateitį. Be galo džiaugiuosi, kad lietuvių visuomenė pasitinka ypatingai Kaunas. Čia šį istorinį pastatą ir niekiek neabejoju, kad jis, sakant, pateisins visus mūsų, sakant, visas mūsų viltis, kadangi istorija kuriama ne vien tik tai, reiškia, žvelgiant ją, bet kuriama kiekvieną dieną. Ir aš esu tikras, kad atidarydami duris lietuvių visuomeniai, atidarome ją ir ateičiai. Ačiū tiems, kurie kūrė, kurie dirbo, kurie sutraukė tos visus istorinius mūsų, sakyčiau, kūrinius, meno ir buvusios prezidentūros, net ir baldus, kiek jie
buvo įmanomi sutraukti atgal, gražindami jai, praktiškai sakyčiau, visai tautai. Ir tai yra milžiniškas jų darbas, jų pasišventimas. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šito darbo ir tuo pačiu, pasitarnavo visai lietuvių visuomeniai. Sveikinu ir džiaugiuosi ir tikrai tikiuosi, kad visa lietuvių visuomenė, visa tauta turės progos ateiti, bet kuriuo metu pasidžiaugti ir tuo pačiu savyje sustiprinti tą patriotizmo jausmą, valstybinio atsakingumo jausmą, kaip tik ne kur kitur, bet šiuose salėse, kurios visos kalba mums praeities įvykiais. Ačiū Jums visiems. 5 metų Jūs šiandien galėsit pamatyti daugybę tikrų ir iš tikrųjų ne veltui mes galvojam, laužiam galvas, bet parodą pavadinam Sugrįžtančios relikvijos. Taip, tai yra mūsų krašto, mūsų istorijos relikvijos. Jos sugrįžta į pastatą, kuriame sprendėsi svarbiausi mūsų krašto istorijos, likimo dalykai ir norėtųsi pažinti savo istoriją, mokytis iš buvusių klaidų, o ne daryti naujas. Ir manau, kad istorikų, muziejininkų, istorikų, visuomenininkų darbas padės pažinti mums savo krašto istoriją, įvertinti, kad ir kaip prieštaringai, kiek mažai žinotumėm ar daugiau žinotumėm, visas asmenybės, visų jų įnašą. Ir šiandien man belieka padėkoti visiems susirinkusiem, o labiausiai tai mūsų prezidentui, kuris turėjo labai šaunią komandą, kuri padėjo mums įrengti čia, perduoti šitos rūmus ir mes tikimės, kad tie dalykai, kurie 41 metais išvažiavo iš šitų rūmų, kuriuos gal ne visi matydavo, bet dabar jie bus prieinami visiems mūsų krašto istorijos mėgėjams, mūsų krašto patriotams. Jie prabils naują kalbą ir iš tikrųjų šitas namas įgaus jam tinkamą prasmę ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos kultūriniam gyvenime. Dėkui visiems. Taip, kad jos atkūrimas tai yra, sakant, gražinimas garbingos ir tragiškos mūsų valstybės praeities, kurią remiantis mes turime žengti į priekį. Taip, kad aš matau šitoje prezidentūroje tasą mūsų valstybingumo ir galbūt iškia mūsų svajonių, kokia ta Lietuva turi atrodyti. Nesvarbu iškia, kad faktinoji, oficialioji prezidentūra šiandieną yra Vilniuje, tačiau aš manau, kad tai yra vis tiek ši dalis niekad nebus išbraukta iš mūsų istorijos ir aš džiaugiuosi, kad tai grįžta ne tik tai, kaip sakant, muziejinė vertybė, bet funkcionuojanti gyva Lietuva, kuri reiškia šiandieną ir yra. Taip, kad ši prezidentūra yra dalis tos gyvosios Lietuvos. Prezidentas, kadangi skautų vadas buvo, tai čia mes turim tokį kampą gražų.